Sveiki, gyvi mėlyje. Su jumis laida apie informacinės technologijas ir ne tik IT+. Šiandien, mėly mano, mes su jumis turime pasidalinti ne vieną naujieną. Visų pirma, pristatysime šių metų Login 213 įdomiausius pranešėjus, kad žinotumėte, ko nepraleisti lankantis ar stebint mūsų tiesioginę transliaciją. Taip pat pagaliau pasirodė ilgai lauktas ir apkalbėtas Facebook telefonas. Žinoma, jūsų laukia ir interneto įdomybės, aktualiausios naujienos bei konkursas. Ir ne su vienu prizu. Tai nieko nelaukia, pradėkime laidą. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pradėjo vykdyti projektą Būstas be mokesčių, kurio tikslas nustatyti prabangius nekilnojamo turto registre neregistruotus gyvenamuosius, nebaigtos statybos ar savavališkai pastatytus namus. Informacija analizuojama naudojantis Google Maps Street View priemonę, su kuria jau yra surasta nemažai neregistruotų būstų. VMI darbuotojai nustatytais adresais į vietą vyksta dėl pastatytų ar statomų neregistruotų objektų tik tais atvejais, kai jų nepavyksta identifikuoti naudojantis Google Maps Street View priemonę. Korporacija Microsoft ir toliau aktyviai agituoja vartotojus ir verslo atstovus pereiti prie operacinės sistemos Windows 8. Microsoft priminė, kad bet koks biuro programų paketo Office 2003 ir operacinės sistemos Windows XP palaikymas pasibaigs lygiai po metų, 2014 metų balandžio mėnesį. Visgi niekam nepaslaptis, kad Windows 8 švelniai tariant nepateisino vilčių. Kalbant apie ekspansijos tempus, dar labai didelis vartotojų procentas naudojasi operacinę sistemą Windows XP ir Windows 7. Google ir toliau tęsia savo pavasarinį apsivalymą. Iki šiol daug kas skundėsi, jog Google Play yra nemažai nereikalingų žemos kokybės programėlių. Google išklausė vartotojų. Iš Google Play buvo pašalinta 60 000 žemos kokybės, besidubliuojančių įrenginių žalingų, neveikiančių ir panašių programėlių. Tuo pačiu buvo pristatyta ir nauja Google Play versija Android įrenginiams. Gandai apie Facebook išmanųjį telefoną ir vartotojo sąsają sklandė jau senokai. Ir pagaliau Facebook pristatė Facebook Home vartotojo sąsają ir Facebook išmanųjį telefoną, kurtą kartu su HTC ir TNT. HTC First. Iš esmės, Facebook Home nėra kažkas ypatingo. Tai tiesiog Android paleidiklis angliškai launcher su ypatinga Facebook integracija. Kaip teigia pats Markas Zuckerbergas, Facebook Home vartotojo sąsaja yra susikoncentravusi ties žmonėmis, ne ties programėlėms. Tokiu būdu siekiama kuo labiau suasmeninti telefoną ir labiau pririšti žmonės prie Facebook. Vos tik telefonas įjungiamas, apačioje matome vartotojo profilio nuotrauką ir Facebook pranešimus. Norint atlikti kokį nors veiksmą, jums reikia naudoti braukimo, swipe metodą. Iš esmės, jūs matysite vieną nuotrauką ir tekstą šalia. Tada toliau braukysite ekraną, panašiai kaip Facebook'e leistumėte tekstą žemyn žiūrėdami. Ir jei jums kyla noras pakomentuoti nuotrauką ar būsenos atnaujinimą, spausite komentuoti. Taip pat, jei norėsite pamatyti papostintą nuorodą, tą paspausite ir iš karto atsidarys naršyklė. Žinoma, jūs būsite ne tik stebėtojas, bet ir dalyvis. Lygiai taip pat galėsite ir atnaujinti savo būseną ir dalintis jums įdomiais dalykais, kaip ir įprastinėme Facebook'e. Unikali Facebook Home galimybė tai Facebook Chat Heads. Su šia funkcija galėsite bendrauti su draugais tuo pačiu metu, darydami kažką kito. Jūsų pokalbiai bus pasiekiami tiesiog vienu paspaudimu. Žinoma, Facebook Home patiks tik tikriems Facebooko mylėtojams. Jeigu jūs esate anti-Facebook, jums net neverta pradėti juo naudotis. Facebook Home suteikia kitą požiūrio tašką į naudojimąsi išmaniuoju telefonu. Visa ko pradinis taškas yra Facebook. Nuo jo ir pradedate, juo ir užbaigėte. Tai tarsi dietinė įprastinė Facebook versija, apimanti visą jūsų išmaniojo telefono aplinką. Ir jei žvelgtume į ateitį, itin didelė tikimybė, kad ta aplinka bus prisotinta Facebook reklamų. Žinoma, personalizuotų, skirtų būtent jums, bet vis tiek reklamų. Facebook renginio metu taip pat buvo pristatytas pirmasis telefonas su integruotu Facebook Home, HTC First. Ne visos specifikacijos yra žinomos, tačiau šios detalės apie First yra žinomos. 4,3 colių HD raiškos LCD tipo ekranas, Qualcomm Snapdragon 402 branduolių procesorius, 1 GB operatyviosios atminties, 5 megapikselių kamera, Android 4.1 su ypatinga Facebook Home integracija, 4G LTE ryšys. HTC First turės 4 spalvas. Šis telefonas Amerikoje bus prieinamas nuo balandžio 12 dienos, tačiau kada šis telefonas pasirodys Lietuvoje, kol kas nežinoma. Facebook Home iš pradžių bus prieinamas tik išrinktiesiems telefonams. HTC One X Plus, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, HTC One, HTC First, tačiau vėliau Home turėtų pasirodyti ir kituose telefonuose. Facebook Home bus prieinamas Google Play nuo balandžio 12 dienos. Hakerių grupė sugebėjo nulaužti Ubisoft elektroninės distribucijos tarnybą Apple ir išsitempti iš jos dar oficialiai nepasirodžiusi žaidimą Far Cry 3 Blood Dragon. Pastarasis yra nepriklausomos šaudyklės Far Cry 3 papildymas, nereikalauja originalios žaidimo versijos.
Čia bus galima pasimėgauti futuristiniu retro stiliumi, tokiu, kokį ateityje matė 20 amžiaus 90-mečio gyventojai. Tokiu būdu Far Cry 3 Blood Dragon nuorodos jau laisvai vaikšto po įvairius torrent resursus. Hakeriai sukūrė tokią nulaužimo įrankio versiją, kuri leido nemokamai atsisiųsti praktiškai bet kokį upplay esantį žaidimą. Instrumentas imituodavo žaidėją su legaliai įsigyta skaitmeninė žaidimo kopija ir suteikdavo prieigą prie jo parsisiuntimo nuorodos. Praėjus kelioms valandoms buvo pareikšta, jog apie įsilaužimą yra žinoma, problema yra sprendžiama, tuo tarpu tarnyba pilnu pajėgumu pradės veikti artimiausiu metu. Ir svarbiausia, vartotojų asmeniniai duomenys nenukentėjo. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, šiandien apžvelgsime, kas jūsų laukia Login 2.13 konferencijoje, ką verta pamatyti ir ką išgirsti. Taip pat primenu labai nuoširdžiai, jog vyksta ir Login 2.13 apdovanojimai. Iki pat balandžio 15 dienos galite balsuoti internetu už metų geriausius, tarp kurių ir geriausias tiesioginių transliacijų internetu projektas scena.lt. Žinoma, tikriausiai labiausiai laukiamiausias šių metų pranešėjas Silicio slėnio ikona ir filantropas. Dėmesio centre esantis jau daugiau nei 30 metų – Steve'as Wozniakas. Kartu su Steve Jobs jis sukūrė pirmąją ir antrąją Apple kompiuterių linijas ir įkvėpė asmeninių kompiuterių rinkos plėtrą. Tai pripažintas savo srities profesionalas, uždegantis savo aistrą matematikai ir aukštosiams technologijoms. Konferencijoje Login Steve Wozniak kalbės apie kūrybiškumo svarbą technologijų pasaulyje. Biotechnologijos. Ką žinote apie tai? O do-it-yourself bio judėjimas, kuris turėtų pakeisti šiandieninio mokslo taisyklės, apie visą tai pasakos Peteris Van Bohemenas. Nepaisant to, jog yra virologas, Peteris ilgą laiką dirbo su elektroniniais verslais bei internetinio saugumo įrankiais. Tačiau neilgai trukus jis nusprendė sujungti technologinę žinią su biologija ir biotechnologiją pavertė savo hobiu. Dabar Peter yra žymios Olandijos mokslinės grupės Back Society narys ir įkūrinėja pirmąją biohack erdvę apleistame 15 amžiaus pastate Amsterdamo centre. Čia susirenka biotechnologijų entuziastai, kurie žaidžia ne tik tokiais terminais kaip hardware ir software, bet pajungia ir trečią elementą – wetware – gyvuosius organizmus. Atsimenate, 100-osios laidos tiesioginio eterio metu pristatinėjome kosmoso entuziastus, pasišovusius į kosmosą, paleisti pirmąjį lietuvišką palydovą. Jums tai atrodo avantiūra? O ką pasakytumėt apie Basą Lansdorfą? Pasirėmę savo svajonę ir nenuilstamų entuziazmu, Bas sukūrė naują žmonių misijos į Marsą koncepciją. Kelionę be bilieto atgal. Ši koncepcija panaikina vienintelę kliūtį žmonių kelionėms į Marsą – grįžimą į Žemę. Bas įkurta kompanija Mars One siekia sukurti žmonių populiaciją Marse ir atrodo planas kol kas vyksta sklandžiai. Jei ir jūs norite prisidėti prie šios populiacijos, Login apsilankykite jo pranešime. Profesorius Harald Harris išrado ypatingą technologiją Li-Fi, leidžiančią perduoti duomenis šviesos pagalba. Tai reiškia, kad kiekviena elektros lemputė gali tapti prietaisu, perduodančių duomenis belaidžiu būdu. Harald Harris žurnale Times įvardintas kaip vienas reikšmingiausių šių laikų išradėjų. Konferencijoje Login jis pristatys savo išradimą ir pasidalins patirtimi ir įžvalgomis apie tai, kaip beprotiška idėja gali tapti unikalia technologijų inovacija. Beat jazz muzika atliekama tik gyvai ir kiekvieną kartą skamba vis skirtingai, kadangi Onyx Ashanti pats išrado visus savo instrumentus ir jie vadinami pirmaisiais muzikiniais instrumentais, sukurtais 3D spausdinimo technologija. Onyx tikslas yra išmokyti kiekvieną norintį kurti muziką naudojant jo išradimą, kadangi programinė instrumentų įranga visiškai atviro kodo. Na, o dabar pakalbėkime apie lietuvių pranešėjus. Kas tokie šiais metais lips į sceną savo išmantimi žavėdami mases? Linas Šiautkulis, Adnet Media direktorius. Jis jau trečią kartą Logine ir ne veltui. 2011-2012 metais dalyvių vertinimų pripažintas kaip vienas geriausių konferencijos pranešėjų. Jis grįžta su intriguojančia tema – neuromarketingas internetinėje erdvėje. Gal ir jums kada tai buvo? Vidas Raudonis yra informatikos inžinerijos mokslų daktaras ir dirba Kauno technologijos universitete docento mokslininko pareigose. Vido naujų technologijų įmonė siūlo žmonėms su ypač didelė negalia žvilgsnio sistemas, kurios dar galintiems valingai valdyti savo akis, leidžia savarankiškai dirbti su kompiuteriu, rašyti tekstą, naršyti internete ir taip toliau. Prijungus prie sekimo sistemos papildomą įrangą, neįgalusis gali savarankiškai valdyti elektrinį vežimėlį. Login 2.13 konferencijose bus pristatytas ir protingų namų projektas bei galimybės. Bendrovės 5 kontinentų komunikacijų centras intelektinių pastatų projektų skyriaus vadovas Kornelijus Šišla, koordinuojantis išmaniųjų sprendimų diegimą tiek privačiuose, tiek visuomeniniuose objektuose, pasirinko temą Laikas protingiems namams. Time for Smart House.
Į protingų namų arba smart house savoką norėčiau pažvelgti šiek tiek plačiau kaip į reiškinį. Tai reiškia, kad kalbėsime ne tik tai apie automatizavimo valdymo sprendimus, bet ir visą raidą. Tai reiškia, kaip mus pasiekė šiandien toks reiškinys kaip smart house ir kada jisai baigsis. Pranešimo vinis bus ta, kad protingų namų reiškinį atrasime kiekvienu iš mūsų namuose. Kiekvienas gyvenome bute, name, nuomojamės kažką ir niekada nesusimastome, kad ta buitis, kuri mus supa, kažkada buvo smart. Ir kada smart patampa that smart, tai ir bus tai, ką susitikę išgirsite mano pranešime. Be abejo, kalbėsime ir apie tas galimybės, kurios šiandieną dar tik yra kūriamos ir dar nėra diegiamos, bet tai yra tikrai netolima mūsų smart house namų ateitis. Ir žinoma, kaip visuomet mūsų lauks ir diskusijos. Viena, kurią labai norėčiau išskirti, tai programuotojas už 4 milijono. Personalo atrankos specialistai vieningai teigia, jog IT yra daugiausiai iššūkių metantis sritis įdarbinimo rinkoje. O gal programerio didelis darbo užmokestis yra tik burbulas? Ar jie iš tiesų tiek verti? Kodėl programuotojas uždirba daugiau nei IT vadovas? Kaip gali padėti IT personalo imigracija? Arba kodėl ir už kiek pas mus atvažiuos dirbti Oleg iš Baltarusijos ar Maksim iš Ukrainos? Ir visus šios klausimus bus atsakyta ant login scenos. Tad esamieji ir būsimieji programuotojai, nepraleiskite progos. Žinoma, tai dar ne viskas, kas mūsų laukia Login 213 konferencijoje. Būtinai, mėly mano, apsilankykite mūsų stende, ateikite pasisveikinti, pasikalbėti. Žodžiu, mėlyje, pasimatysime Login 213. Kągi, atėjo laikas paskelbti konkursą, tokį truputėlį loginišką. Pradėkime nuo prizų, jų bus ne vienas. Bus ir šaunieji IT Plus marškinėliai, 2 ir stilingoji Logitech bevėlė kompiuterinė pilė. Ką reikia daryti? Ir tą jūs jau kažkada darėte. Taigi, mūsų laidos vinjetėje besikeičia labai daug įvairiausių nuotraukų. Jums reikia sustabdyti ir pagauti kadrą, kuriame pamatysite mane su Styvu Wozniaku. Kai tai jums pasiseks, darote print screen ir tą paveiksliuką keliate pas mus Facebook'e, ant sienos, komentaruose, galite siųsti elektroniniu paštu. Visus dalyvius užskaitysime. Dalyvauti galima ne vieną kartą, nes nugalėtojus rinks random.org. Tik turite būti mūsų Facebook'e pasiekėjas. Nugalėtojus paskelbsime kitą savaitę tiesioginės Login 213 transliacijos metu. Taigi, tam turite visą savaitę. Na, o dabar, kaip visada laidos pabaigoje, įdomybių rinkinukas. Phone Arena paruošė vaizdo įrašą, kuriame demonstruojama ypatingai jautraus Samsung Galaxy S4 ekrano galimybės. Aišku, kuris iš mūsų su šakute brauko savo ekraną, kitas klausimas. Tačiau entuziastų grupelė iš Rusijos ir JAV pristato Motorolerį Zate Eco, kuris yra labai kompaktiškas, todėl lengvai telpa net į automobilio bagažinę. Be to, Zate Eco gali visiškai įkrauti nešiojamus įrenginius per USB jungtį. Nors šio Motorolerio kaina neskelbiama, bet pripažinkit, ne vienas jūsų tokio norėtumėt. 3D spausdinimo galimybės niekaip nepabėga iš mūsų kiemo. Siūlome jums pasižiūrėti, kaip atrodo namų sąlygomis pagamintos ausinės. 3D spausdintuvo atspausdintos detalės. Patys ausinės susidėlioja į vieną magnetų pagalbą, o ausies kaušelė apglėbianti dalis padaryta atspausdinus ją spausdintuvu ir į grovelius įdėjus varinę vielą. Pasiklausykite, kaip jos skamba. Ir rimtai, aš laukiu, kada spausdinsimės savo automobilius ir namus. Na ir pabaigai, pavyzdys, kaip galima puikiai pristatyti savo žaidimą. Wizards of Coast komanda, kortų žaidimo Magic the Gathering kūrėjai, vienoje arkadinių žaidimų konvencijoje pristatė interaktyviąją instaliaciją, kuri suteikia galimybę visiems būsimiems burtininkams įgyvendinti savo fantaziją, svaidyti ugnies kamuolius. Sprendimas įgyvendintas Kinect pagalba. Tiek šį kartą, mėly mano, tačiau neskubėkite išjungti savo leistuvių. Kaip jau minėjau ir nesykį šioje laidoje, balandžio 18-19 dienomis vykdysime tiesioginę transliaciją iš Login 213 progreso konferencijos. Ta savaitę jūsų laukia ir speciali IT Plus laida. Geriausios akimirkos, pasiruošimai, pokalbiai ir kiti džiaugsmai. O savaitę po to leiskite mums pailsėti ir pasimatysime gegužę. Su jumis buvo Rūta, čia IT Plus ir iki pasimatymo Login 213. Iki, mėlėjai.